Kaip prisijungti prie bibliotekų katalogo www.ibiblioteka.lt. Interneto naršyklės paieškos laukelyje įveskite www.ibiblioteka.lt. Kaip prisiregistruoti, jeigu nesate registruotas vartotojas. Puslapio viršuje spauskite Prisijungti. Atsidariusiame lange spauskite Registruotis. Patvirtinkite savo tapatybę per elektroninius valdžios vartus. Prisijungti galite per banką arba su elektroninė atpažinties priemonė. Atsidariusiame lange spauskite Patvirtinti. Puslapio viršuje spauskite ant savo vardo ir spauskite Mano paskyra. Skiltyje Mano paskyra galite pakeisti prisijungimo informaciją. Norėdami pakeisti prisijungimo vardą, spauskite Redaguoti. Įrašykite prisijungimo vardą, kuris yra jūsų pažymėjimo numeris arba elektroninio pašto adresas. Spauskite Saugoti. Norėdami pakeisti slaptažodį, spauskite Redaguoti. Įrašykite seną slaptažodį ir 2 kartus naują slaptažodį. Spauskite Saugoti. Savo anketą galite susijęti su socialinių tinklų paskyromis Facebook arba Google. Spauskite Susijęti ir sekite tolesnes instrukcijas. Tai padarę, prie katalogo galėsite prisijungti su savo socialiniais tinklais. Kaip prisijungti, jei esate registruotas vartotojas? Puslapio viršuje spauskite Prisijungti. Įrašykite naudotojo vardą, prisijungimo vardą, pažymėjimo numerį arba elektroninio pašto adresą bei slaptažodį. Spauskite Prisijungti. Kiti prisijungimo būdai. Prisijungti galite naudodamiesi Google ar Facebook paskyromis per elektroninius valdžios vartus ir vykdydami tolimesnes instrukcijas. Jei pamiršote slaptažodį arba nebegalite prisijungti su senuoju, spauskite Pamiršau slaptažodį. Įrašykite naudojamą elektroninio pašto adresą. Patikrinkite elektroninio pašto dėžutę. Atverkite laišką ir paspauskite nuorodą pažymėtą mėlyna spalva – slaptažodžio atkūrimas. Susikurkite naują slaptažodį ir jį pakartokite. Spauskite Keisti slaptažodį. Daugiau informacijos bibliotekos internetinėje svetainėje.